dabar jūsų dėmesiu laida Laisvės alėja. Linksmoji ketveriukė ir pirmosios humoro pamokos. Laisvės alėja buvo pirmasis Lietuvoje info šou, prasidėjęs 92 metais dar. Henrikas Vaitiekūnas buvo jo iniciatorius. Что ему надо? Все надо. Что ему надо? Ну зачем Вот, коляска это? Mūsų laidos svečia kauniečiai turbūt jau pažino, tai ponas Vytautas Šustauskas. Kai skrido, tai visi langai drebėjo, žiūrėjom visi. Monika Domarkaitė, Jūras Jankevičius, Vaitiekūnas ir Laimis Bratikas. Jauni, gražus. Pagalvojom, kodėlgi negali būti žinios, bet nerimtos žinios. Mes bandydavome juokauti ir ieškoti tų nesąmonių, kurios pasitaikė, nes ta valstybės, tarkim, pati pradžia, mūsų laisvės pradžia, mes ieškojom, kas yra teisinga, ką galima, ko negalima ir žmonės, ne tik mes klydom, bet ir žmonės. Labai smagus laikas buvo dirbti Laisvės alėjoje, nes Kauno veidas buvo pati gatvė, o tu tapai tos tokia savotiškų tos gatvės ambasadorių visai Lietuvai. Pasakodamas apie Kauno gyvenimą, iš tikrųjų buvo įdomus ir visiems kitiems. Mes iš tiesų darėm, ką norėjom. Ir daug kas nesuprato, kas čia per laida. O aš manau, kad visos dviračio žinios, visos humoristinės laidos turi tik tai vieną ištaką – Laisvės alėja. Pasak daktaro, tai ne šiaip sau, o imperatoriškasis Napoleono veislės gaidys. Jis ne tik gieda, bet ir puikiai saugo butą. Nežadat kada nors paskersti? Ne, aš nežadu, aš noriu apženyti šitą, jam kokias 9 vištas duoti. Klauso. Kol buvo antrasis Lietuvos televizijos kanalas, tai buvo 3 laidos per savaitę. Dar Modestas Patašius tada dirbo. O paskui jau buvo tik tai 5-dieninė laida, kai perėjom į pagrindinį televizijos kanalą. Mums kas būdavo keista visada, kad ateidavo mūsų vadovai ir jeigu laida mūsų akimis būdavo prasta, būdavo rimta, nuobodi, paprasta laida, vadovai sakydavo, kokia gera laida buvo ir savivaldybė sakė, buvo labai gera laida. Mes likę 3 už durų. Patraukėdavom pečiais ir sakydavom, nesąmonę, nugi padarėm visišką, še. Atnešė mums čia, į redakciją. Čia nusipirko kažkas. Pėtkelnės. Kiek čia kojų turi? Tamoteiškė, 1, 2, 3. Ir tokių dalykų būdavo ir ne 1, ir ne 2. Ir čia dar vis stalčiai guli. Pasiskiepyti per dieną. Praėjusį penktadienį pasiklydę Pakaunės miškuose visai netyčia atsidūrėme ant Karmėlavos tarptautinio aerouosto pakilimo tako. Daugiau jums nepavyktų ateiti ant pakilimo tako. Arba jeigu ateitų, tai ateitumėt, tada liktumėt be savo aparatūros ir panašiai. Vaitiekūnas, jaunas laidos kūrėjas, vienas iš kurių atvažiuoja įsipilti benzino į benzino kolonėlę. Kaune. Kolonėlė nedirba, uždaryta. Aš beldžiuosi, sakau, atidarykit, man reikia benzino įsipilti. Operatorius sako, čia dabar, kas tokiu laiku važiuoja benzino piltis. Baigsis Laisvės alėja, tada ir pradėsim dirbti. Pareigas. Viena iš broliškų televizijų galėjo mus aplenkti, bet interviu atidėjo, nes komisarė kol kas be uniformos. Aš kaip tik naujas, jaunas komisaras, turiu tik šlipsą. Atidarius tą dėžutę tiesiog nustebau, kad tokie saldainiai pardavinėjami kioskuose. Ponas Vytautai, jūs pats juos valgėte? Aš jų nevalgiau, nes nenuvalgius turbūt galima numirti. Kai aš išeidavau į gatvę, tai aš daug sutikdavau pažįstamų, iš tikrųjų, nes toks virė gyvenimas pačios. Kažkas ten savivaldybės klerkai kažkur eina, universiteto žmonės vaikšto, prekybininkai, čia vis tiek toks gyvenimas buvo. Bet kai Jūras išeidavo su savo klausimėliu, tai Laisvės alėja ištuštėdavo, taip iš karto momentaliai. Laidą mes beje transliuodavome ne tik iš studijos, bet ir būtent čia prie Laisvės alėjos fontano, tiesiogiai iš Laisvės alėjos. Čia jau apie 99 metus mes tą darydavom, atsirado techninės galimybės, kabelį ištempdavom. Ir režisierius labai pykdavo, kad į laidą, aš kaip vedėjas ateidavau, laidai jau prasidėjus.
Ieškom jau bene 101 kartą mūsų laidos vinjetėje rodomų šlepečių šeimininkės. Neabejojam, savo apavą į mielai išmainytų į gerus vokiškus batelius. Ieškome šlepečių, mūsų vinjetėje tokios labai gražios šlepetėlės ten prabėgdavo. Nusprendėm surasti moteriškę. Atsirado kokios 3 ar 4 vėliau, kurios pasakė, čia mano kojos bėga. Visų pirma, turėti labai gerus mokytus buvo gera proga. Na, pavyzdžiui, su Henriku Vaitiekūnu dirbti, tai mums jauniems žurnalistams daug dalykų išmokė ir galbūt kaip jis elgdavosi, tikrai buvo smagu stebėti. Aš visada sugebu nusileisti iki tokio lygio nusileisti, koks yra pašnekovas. Arba stengiuosi pakilti iki to pašnekovo lygio. Paskutinio mūsų reportažo tema – karštis. Na, o moralas paprastas. Gerti šiomis dienomis reikia daug, bet gerti reikia ne bet ką. Labą dieną, ponė. Gal pagalbos reikia kokios? Tarp kitko jūs pažįstu. Pažįstat? Iš kur? Taip, technikume mokėmės. Mes mokėmės technikume? Taip. Reportažas. Konkursas Nuskinta gėlė 94. Kaip manote apie ką jisai? Grožio konkursas. Kauno prostitučių grožio konkursas. Policija davė medžiagą ir mes surengėme, išrinkome pačią gražiausią. Tai kas įdomiausia šitoje istorijoje, tai nustebindavo, mes net prizus įsteigdavom ir šventai tikėjom, kad nieks čia neateis, o jos ateidavo dar tų prizų pasiimti. Telefono numeris buvo 229942 Laisvės alėjos redakcija. Ir juos skambindavo, jis netildavo. Po kurio laiko buvom pradėję daryti tuos tiesioginius pokalbius su žiūrovais, kai žiūrovai skambindavo. Bet telefonas tai dar buvo tas toks ragelis, kai tau smolinis skambina ir tu kelk ragelį ir atsiliepk ir kalbėk. Tas, kas veda tą laidą, tas turi mobilų telefoną, tokį didelį ir taip toliau, ir nešiojasi ir jam skambindavo. Tai dabar, kai jam nors papasakotum, tai atrodytų, kad žmogui turbūt su smegenim negerai, kad tokias nesąmonės šneka. Vienas mobilus ant 4 žmonių. Mobilaus ryšio telefonas ir čia yra tik viena problema. Norint mums paskambinti, reikia prieš tai surinkti Vilniaus kodą 822 ir tik po to mūsų numerį 294-007. Prašom skambinti, mielai paplepėsim. Jūs prisimenat laidą Laisvės alėja? Taip, mes kauniečiai. Gera buvo laida. Kiekviena Kauno ponia ar nors metrą nuo žemės paaugusi panelė, eidama Laisvės alėją turi visą laiką saugotis. Ne banditų ar prievartautojų. Tenka saugotis plyšių grindinyje. Niekas tengiamės koją pataikyti, kad nelįstų į tarpą. Tai visą laiką reikia žemyn žiūrėti. Beveik. Faktiškai taip. O pas batsiuvį kiek kainuoja pataisyti kulniukus? O dabar kulniukas 7 litai beveik. Viešinė iš Vilniaus, taip kad man labai jauku ir labai gražu čia. Kada pasakydavo į sakinį Laisvės alėja, tai žmonės sakydavo gatvė, ta pagrindinė gatvė. Ne, sakydavo, ne, Laisvės alėja tai ne gatvė Kaune, tai televizijos laida. Ir čia mums buvo pats didžiausias pagyrimas. Kviečiame pasisvečiuoti. Ne, netvarte, nors vežimas šalia. Tai butas pačiame Kauno centre. Na, čia gyvena faktiškai 3 asmenų šeima. Štai matote, močiutė 98 metų. Aš neįsivaizduoju, kaip tą vežimą čia užkelti. Čia dar neišaiškinom. Ir važiuodavom, tiesiog atsisėsdavom į automobilį ir važiuodavom pas, na, maždaug į tuos namus, užeidavom, kur mums atrodydavo, kad įdomu, gal gyvena įdomų žmonės. Ir irgi lygiai taip pat aptikau vieną pagyvenusią moterį, ją pakalbinau, man buvo labai įdomu. Ji pasakojo, kokia ji yra sena kaunietė ir kaip čia jos vaikai Vilijampolėje auga ir kaip čia visi susiję su kaimynais. O po reportažo man visi sako, ar tu žinai, kad tu Henriko daktaro motiną pakalbinai, kaip tu ją atradai? Nu, vat kas čia? Dabar guli. Anais laikais negulėtų, jau būtų pavogta. Gal jūs nepažįstate, kas čia atėjo? Čia televizijos direktorius Kauno, Raimondas Šeštakauskas. Kartu direktorius. Jie filmuoja mane kaip Laisvės alėjos kūrėją. Taip. Kaip manote, kaip atrodė automobilis, kuriuo mes važinėjom po Kauną? Tai buvo sena Volga, seni Žiguliai ir senas Maskvyčius, bet Žiguliais važinėjom tik tai iki kol mums juos pavogė per filmavimą. Neberadom vakare Žiguliai, išvažiavom, nuėjom filmuoti, grįžtam, nėra mašinos. Galimai. Oi, laipteliai, kiek čia vaikščiota.
čia studija. Seniausia LRT televizijos studija nuo 1934 metų, o 91-aisiais jį mus gerokai išgelbėjo po sausio 13-osios. Vėliau nuo 92 sausio iš čia buvo Laisvės alėja. Iš čia, grinai. Čia jūros švarkas. Jisai su juo vesdavo laidas. Vakar joninių išvakarėse vieną Kauno centre gyvenantį Joną sumušė jo kaimynas. Dar vieną Joną priglaudė policija už chuliganizmą. Vis mažiau naujagimių tėvai pavadina Jonais ir Janinomis. Žinoma, ko gero buvo man vienas baisiausių atvejų, kada juokiausi, kai vienas iš mūsų legendinių apšvietėjų, toks Antanas, nusprendė labai įspūdingos, charizmatiškos išvaizdos, nusprendė praeiti man kažkodėl iš vienos studijos galo į kitą. Ir jis atsistojęs 4, neropoti net keliais, o reiškia taip iškišęs užpakalį, su tokiam išsikišusiam šukom, pradėjo man eiti ir tarsi atsargiai. Jis eina tiesiai prieš mane ir aš galvoju, Dieve, pamatytų dabar žiūrovai. Automobilį pastebėjo pro šalį važiavęs Centro policijos komisariato komisaras Oleka. Mėgino vytis eismo taisyklių pažeidėją, bet net 140 km/h greitis buvo nepakankamas. O kodėl jūs tai vaikštot pirmyn atgal? Patogiau paprasčiausiai, laikas eina geriau. Čia vis tiek, nu ką čia, nėra ką sėdėti, tai neprisidėsi tiek parų. Nu, būdavo kartais nelaimingų atsitikimų, reiškia. Sakydavo, šiandien Lietuvoje žuvo 3 žmonės, reiškia, bet tuo metu jūras jai kažkokį dar žodelį pasakydavo ir Monika prapliukdavo juoktis, kad atrodydavo, kad jin juokėsi, kad tie 3 žmonės žuvo, bet buvo nesulaikomas juokas. Šiandien Kauno rajone Dovainonyse įvyko mis rinkimai. 3 finalistės ilgai vaikščiojo prieš komisiją, rodė kailį, ragus ir uodegas. Grakščiausia ir žaviausia pasirodė Cibė. Komisijos nariams ypač patiko panelės Cibės prisistatymas. Prisipažinsiu, man taip pat. Darbas, į kurį tu eidavai su malonumu, jokio streso, nieko. Tu ateini, tu laisvas ir tau noras kažką sukurti, kažką padaryti įdomiau negu praeitą savaitę, rasti įdomesnį pašnekovą, o gyvenimas, sakau, tiek istorijų čia padiktuodavo. Kai aplink tiek daug gerų vakarietiškų automobilių, šis gigantas tik juoką gali sukelti. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Kelių policijos inspektorius Alfredas Dirmeikis paminės ir gerasias automobilio GAZ 5.3 savybės. Vodaras arkliukas. Būdavo įvairiausių dalykų. Dabar jisai geras yra, bet pamėgink paleisti, nors jau metai daro savo, bet jis būdavo labai linksmas. Kokia jo paskirtis, kaip manote šito daikto? Ne, nemankštą daryti, ne. Čia yra, kad dekoracijų audinys gerai išsitemptų, tai prislėgdavom tokiu. Galima užgesinti, jūs išeikite. O žinokit, va, šitas kabelis, va čia va, šitas, va, abu šitie kabeliai, tai būdavo, kurį mes tiesdavom iš studijos į Laisvės alėją, iki pat fontano ir per šitą kabelį mes transliuodavome tiesiogiai Laisvės alėją. O montuodavom Laisvės alėją, žinot kur? Ne, parodyk. Čia prašom, va. Dar montažininkės vieta čia turėtų būti. Viršutinė dalis Henrikas Vaitiekūnas rado Ožeškienės gatvėje. Apatinę dalį, tai čia sportinis interesas, radom Patvory vienos miesto komunalinės įmonės, o čia yra originalioji naujoji. Naujosios Laisvės alėjos lentelės mažesnės, tačiau, kaip tvirtina Kauno savivaldybėje, atrodo visai kaip vakarų Europoje. Kaktusas yra legendinis, tiesa, jisai Laisvės alėjos laidoje buvo tik tai 2 šitos atšakos ir jos buvo, gerokai mažesnės. Bet dabar auginom, išauginom ir čia šeimyna jau tokia, jau čia daug klaidų galima daryti su tais kaktusais, matyti. Dabar labai džiaugiuosi dirbdama kiekvieną dieną, dirbdama panoramoje ir kiekvieną dieną darydama vis kitą reportažą, kai tu kiekvieną dieną susipažįsti su žmonėmis. Ne žmonės į tave žiūri, bet tu į juos išvažiuoji ir žiūri. Aš dabar dirbau Lietuvos kariuomenėje su viešaisiais ryšiais. Galim sakyti, nuo žiniasklaidos nelabai atitolo. Kai aš savo mamos amžinatilsį, kurie išėjusi į pensiją, klausiau, ką sakau, tu veikik dabar, turi daug laiko pensijai. Tai man sakydavo, neturiu laiko aš tau net kada atsakyti. Tai dabar, kadangi esu pensininkas, tai turiu pasakyti, kad visiškai neturiu laiko. Metas dulkes nusipūsti. Klausė jaunimas, iš kur temų gaudavau. Va, sakau, temą, ką tik atėjo. Moteris sako, atėjau į radijo muziejų. Neįleidžia, sakė,
Ne, turi iš miesto muziejaus ateiti kažkas, kad įleistų. Čia žmogaus nėra, reiškia. Nu tai. Čia dailininkės Filomenos Vaitiekūnienės surastas kažkur Vilniuje kažkokioj parduotuvėje, jį padarė mums tokį margą interjerą. Savo reportaže mes nemokysim, kaip Birmos katę atskirti nuo Somalio ar turkišką javan nuo Maino meškėno. Turim kitą tikslą – 4 litų pagailėjusiems parodyti, kasgi praėjusį savaitgalį vyko Kaune. Ne, laidos pabaiga būdavo visada be atsisveikinimo, mes nesakydavom viso gero, dėl to, kad laidos pabaigoje būdavo reportažas, kuris baigdavosi kokiu nors labai išraiškingu ar smagiu akcentu. Kai kurie labai rimti profesoriai, tame tarpe ir žurnalistikos profesoriai, mano, kad žurnalistika yra žmonės turi auklėti, kad turi mokyti, kaip gyventi, ką pirkti, už kiek galima, už kiek negalima. O aš manau, kad televizija turi turėti ir pagrindinę savo funkciją, kurią mes dažnai pamirštam, kad žmogus sėdi, žiūri ir tuo metu jisai ilsisi.